Broliai, ką tik pažiūrėjau vaizdo įrašą, kuris mane labai sukrėtė. Šis vaizdo įrašas mane labai palėtė, broliai. Beje, jis jau plinta po visą Braziliją ir aš šiek tiek apie jį papasakosiu, o svarbiausia, noriu pasinaudoti šią progą ir pasidalinti keliomis mintimis ne tik su evangelikais, kurie yra mano pagrindinė auditorija. Žinau, kad mane seka daug katalikų ir šiandien vis labiau pastebiu, kad religija visai niekam nereikalinga. Broliai, religija nieko neišgelbėja. Svarbiausia yra tavo širdis prieš Dievą. Tai tavo tikėjimas Jėzumi kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju. Nes Biblija sako, kad tarp Dievo ir žmonių nėra tarpininko, išskyrus patį jo sūnų Jėzų, kuris mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė, kad mus išgelbėtų. Aš parodysiu tau šį vaizdo įrašą, bet visų pirma noriu aiškiai pasakyti. Net jei neturi religijos, net jei neini į bažnyčią, šis vaizdo įrašas nėra apie evangelikus ar katalikus. Šis vaizdo įrašas, broliai, kalba apie skausmą, o skausmas neturi religijos. Atjauta, kurią matėme šiame vaizdo įraše, taip pat neturi religijos. Taigi tik tam, kad suprastumėte, kas vyksta, aš perskaitysiu čia straipsnį, o po to mes pažiūrėsime vaizdo įrašą ir noriu, kad liktum su manimi ir išgirstum, ką turiu pasakyti, gerai? Straipsnėje rašoma taip. Ponui buvo pranešta apie anūko mirtį, kai jis dalyvavo mišiose pagrindinėje Šventoko Pranciškaus Asižiečio bažnyčioje Tubarao mieste Santa Katarinos valstijoje. Akivaizdžiai sukrėstas šios žinios, jis rado būdą gauti paguodą, priėjęs prie altoriaus ir apkabinęs kunigą Carlos Enrique. Dabar parodysiu vaizdo įrašą. Labai atidžiai stebėkite, bet stenkite žiūrėti širdimi. Atverkite savo širdį. Pažiūrėkime, kas nutiko. Aš esu. Broliai, aš jau sakiau, kad vaizdo įrašas bus stiprus ir žinau, kad tokiu metu neįmanoma pasiruošti, ar ne, kad gautum tokią žinią. Jei nežinote, iš tikrųjų, šio pono anūkas atėmė savo gyvybę. Tad reiškia užuojautą šiam ponui, visai jo šeimai, beje, broliai, manau, galime už juos pasimelsti. Įsivaizduokite, jei visa Brazilija pakeltų maldą, prašydama Dievo paguosti šio pono širdį. Tai daugelio žmonių skausmas šiandien, ar ne? Žmonės, kurie atima savo gyvybę. Beje, apie tai noriu pakalbėti ir vėliau, nes žinau, kad šiuo metu kyla daug abejonių, daug klausimų ir mums tikrai reikia žodžio, bet visgi, broliai. Aš matau pavyzdį, ar ne, Biblijoje vyro, kuris neteko savo sūnaus, tai buvo Dovydas. Dovydas labai verkė dėl Abšalomo, kuris buvo jo sūnus. Bet įdomu tai, kad Dovydas daužėsi į krūtinę ir sakė, o mano sūnau, kaip norėčiau, kad būčiau miręs tavo vietoje. Broliai, aš įsivaizduoju, kokį skausmą išgyveno Dovydas, o netekties skausmas yra pats baisiausias, ar ne? Tik tie, kurie dabar išgyvena gedulą, kurie mane šiandien klauso ir yra netekę artimo žmogaus, žino, koks tai skaudus jausmas, ar ne? Bet žinote, ką aš pastebiu? Kad šio kunigo požiūris yra lygiai toks pat, kokį Jėzus turėtų su bet kuriuo žmogumi, kuris šiuo metu kenčia. Nes čia kunigas neliepia tam vyrui nulipti. Jis neliepia tam žmogui laukti mišių pabaigos. Ir dėl to visa mano pagarba šiam kunigui, nes Jėzus taip pasielgtų, broliai. Jėzus visada sustodavo, kad padėtų kenčiančiam žmogui. Pagalvokite, Evangelijose, kai pavyzdžiui matome aklai Bartimiejų, tas vyras pradėjo šauktis Jėzaus. Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Ir tą pačią akimirką Jėzus sustojo, net jei to aklojo draugai liepė jam nutilti. Jėzus taip nepasielgė. Jėzus išklausė ir išgydė tą vyrą. Ir štai vieną dieną, kai Jėzus ėjo apsuptas daugybę žmonių, staiga jis susidūrė su laidotuvėmis. Tai buvo našlė iš Naino miesto, ši moteris buvo praradusi savo vyrą ir dabar laidojo vienintelį sūnų. Ta pačia akimirka Jėzaus atjauta jį pažadino Dievo galią ir tas berniukas buvo prikeltas ten pat jos akivaizdoje. Broliai, Jėzus niekada nepraeina pro šalį. Jis išklauso vargstančiųjų šauksmą, tų, kurie verkia, troškimą.
Čia prisiminiau dar vieną pavyzdį apie moterį, kurią visi pažįsta, ar ne? Tai buvo Marta. Marta turėjo privilegiją priimti Jėzų savo namuose kartu su savo seserimi Marija. Prisimenate tai? Ir tuo metu Marta buvo tokia susijaudinusi, ar ne, norėjo pasiūlyti Jėzui tai, kas geriausia. Ir staiga Jėzus atkreipė jos dėmesį ir pasakė: Marta, Marta, tu labai nerimauji ir rūpinėsi dėl daugybės dalykų, bet tu turėtum būti čia, štai prie mano kojų, mokytis iš manęs, kaip ir tavo sesuo Marija. Įdomu, broliai, kad iš pradžių matome Martą, kuriai nelabai rūpėjo Jėzaus buvimas, bet tada sunkumai pasibeldė į duris. Mirtis atėjo į jos namus per jos brolį Lozorių. Biblija pasakoja, kad kai Lozorius susirgo, jo seseris pasiuntė pakviesti Jėzų. Tačiau pakeliui įvyko keletas dalykų. Jėzus pagydė kitus žmones. Ir kai Jėzus atėjo į tą šermenis, nes visi jau labai verkė, jau buvo praėjusios kelios dienos, ir tada Marta pagaliau pripažįsta Jėzaus buvimo svarbą. Ji prieina prie jo kojų ir pradeda sakyti: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Tai yra, tuo momentu Marta buvo beviltiška ir pagaliau suprato Jėzaus buvimo svarbą. Ji pasakė: Viešpatie, jei tu būtum čia su mumis, nieko iš to nebūtų nutikę. Broliai, žinai, kas yra įspūdingiausia? Jėzus neparodė pirštu į Martą. Jis galėjo jai pasakyti: Matai, tu manęs nevertinai anksčiau, o dabar, kai tau sunku, ateini, ar ne? Ne, broliai, jokių būdų. Jėzus jai pasakė: Marta, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Ir tada Jėzus prikėlė jos brolį ir Marijos brolį. Broliai, mums reikia išmokti vieną dalyką. Bažnyčia turi būti labiau ligoninė nei teismas. Ką šiandien labai liūdnai pastebiu, ar ne? Yra taip, kad daugelis bažnyčių šiandien gyvena tam, kad rodytų pirštu į kitus. Tarsi mes turėtume teisę teisti žmonės, tarsi būtume teisėjai. Žinoma, broliai, mes tikrai galime vertinti žmonių poelgius, tai yra bibliška, bet mes negalime teisti žmogaus širdies. Ir žinote, broliai, mes pastebime vieną dalyką šiame vaizdo įraše. Tas vyras nubėgo į kunigo glėbį, kad gautų paguodą. Galbūt evangelikai pagalvos: Pastoriau, bet jis čia suklydo. Jis turėjo ieškoti Dievo, nes žmogus negali atsakyti į tavo maldas. Tai tiesa, broliai, bet kartai žmonėms tiesiog reikia apkabinimo. Ir žinote, ką dažnai pastebiu bažnyčiose? Mes norime viską išspręsti labai lengvai. Kartais užtenka paprasto žodžio, eilutės iš šventojo rašto, kurią pasakome, bet kartais žmogui reikia tiesiog buvimo šalia. Jam reikia dėmesio. Amen? Dabar prisiminiau tą paralyžiuotą žmogų, kuris sėdėdavo prie šventyklos vartų. Prisimenate? Ir staiga atėjo Petras ir Jonas, ir jie neturėjo pinigų, kad duotų išmaldos tam žmogui. Bet jie pasakė: Jėzaus vardu kelkis ir vaikščiok. Ir tas žmogus buvo visiškai išgydytas tą akimirką, bet labiausiai mane stebina tai, kad jis prašydavo išmaldos prie šventyklos vartų. Kodėl tas žmogus nenuėjo į miesto centrą, kur galbūt buvo bankai, prekyba, ir kodėl jis buvo būtent prie šventyklos vartų? Tikriausiai todėl, kad jis galvojo taip: jei šie žmonės tiek daug kalba apie Dievą, jei jie tiek daug kalba apie Dievo meilę, aš įsivaizduoju, kad meilė taip pat yra jų širdise ir tikrai jie norės man padėti. Broliai, būtent taip daugelis žmonių galvoja, žinote? Ačiū Dievui už tai. Ir jie turėtų taip galvoti toliau. Taip, kad bažnyčiose, kur kalbam apie meilę, kur skelbiam apie šį nuostabų Dievą, jos ten ras paguodą, patarimo žodį, padrąsinimą. Bet broliai, deja, daugelis žmonių tuo tiki. Jie nusivilia, yra įskaudinti, nes negauna tos meilės. Taigi tai dar viena mintis, kurią norėjau jums pertikti ir noriu, kad dabar apie vieną dalyką pagalvotumėte. Įsivaizduokite, kad žmogus išgyvena netektį. Jis yra šermenyse. Tiki taip stipriai kenčia, tiek daug verkia, kad net neprisimena pastoriaus ar kunigo žodžių. Bet ji labai gerai prisimena žmonės, kurie buvo šalia jos, kurie apkabino, kurie liko šalia per tą sunkų laiką. Visa tai, broliai, nes kai mes kenčiame, Biblija labai aiškiai sako: verkite su verkiančiais. Amen. Ir džiaukite su besidžiaugiančiais. Taigi tai yra biblinis principas, kurį turime vėl pradėti taikyti. Todėl nėra prasmės sakyti, kad einame į bažnyčią, jei to nepraktikuojame. Amen? Taip pat. O dabar noriu pakalbėti apie šio anūko mirtį. Žinoma, labai pagarbiai, kaip jau jums sakiau, ar ne? Tokiu metu žmogus dažnai jaučiasi labai kaltas arba jam kyla daug klausimų. Šiomis dienomis aš pats kalbėjausi su mergina, kuri neteko savo sūnaus,
tokiu pačiu būdu kaip ir šis ponas. Ir tada, broliai, pradėjau mąstyti apie kai kuriuos dalykus, kurie, manau, jums labai svarbu žinoti. Pirmas iš jų – tai ne laikas teisti, tai gailestingumo metas. Nėra prasmės kalbėti apie teologiją, nėra prasmės bandyti pamokslauti žmogui, bandant parodyti, kad tas, kuris atėmė savo gyvybę, nepateko į dangų, o pateko į pragarą. Broliai, mes negalime teisti ir aš jums paaiškinsiu kodėl. Jokiu būdu neskatinu nieko panašaus. Broliai, jei turite tokių minčių, galbūt yra žmonių, kurie mane dabar klauso ir galvoja apie tai, mes to jau melsimės ir prašysime Dievo, kad jis išimtų tai iš tavo širdies, iš tavo minčių. Amen? Bet ką noriu pasakyti yra štai kas. Biblijoje kalbama apie vyrą vardu Jonas, jis buvo viešpaties pranašas, tik jis nuklydo. Žinote, kai sutinkame žmonės, kurie nuklydo nuo tikėjimo, žmonės, kurie jau nebėra tame kelyje. Jonas buvo toks žmogus. Ir tada jis priėmė drastišką sprendimą, jis padarė visiškai priešingai nei Dievas buvo paprašęs. Dievas liepė jam pamokslauti mieste vardu Ninive, o jis nuėjo priešingą kryptimi, įlipo į laivą, bet staiga kilo stipri audra ir vyrai sužinojo, kad Jonas buvo tos audros kaltininkas. Visa tai todėl, kad Dievas nenorėjo, jog Jonas nepaklustų. Tada jūreiviai įmetė Joną į jūrą, o Dievo gailestingumas pasiekė Joną taip, kad labai didelė žuvis jį prarijo. Kai jis buvo toje žuvies pilve, jis praleido ten 3 dienas ir 3 naktis. Ir tada, kai jis buvo savo gyvenimo riboje, paskutinę akimirką jis sukalbėjo paprastą maldą. Pažiūrėk, kas parašyta Jono 2 skyriuje 7 eilutėje. Jis pasakė taip. Kai mano gyvenimas jau geso, aš prisiminiau viešpatį ir mano malda pakilo pas tave į tavo šventąją šventyklą. Pažiūrėkite, kaip įdomu, broliai. Net ir savo gyvenimo pabaigoje, tame nevilties, skausmo, kančios momente, jis prisiminė viešpatį. Ir jis pasakė, mano gyvenimas jau geso. Ir štai čia mes išmokstame vieną dalyką. Mes negalime teisti ne vieno žmogaus, nes paskutinę akimirką, paskutiniu momentu žmogus gali prisiminti Dievą, kaip nutiko ir jam. Ir vienas dalykas, kurio negalime pamiršti, yra tai, kad Dievas įdėjo į kiekvieno žmogaus, kiekvieno asmens širdį išgyvenimo instinktą. Giliai viduje, broliai, visi nori gyventi, net jį ir labai kenčia. Iš tikrųjų, žmogus nori užbaigti savo skausmą. Jis nenori užbaigti savo gyvenimo. Jis nori užbaigti kančią, kurią išgyvena. Ir kai žiūrime į Dievo žodį, matome, pavyzdžiui, didelius Dievo vyrus, kurie taip pat norėjo atsisakyti gyvenimo, bet Dievas juos sustiprino, nes jie pasitikėjo viešpačiu. Jie nepriėmė sprendimo patys. Matome Elijo pavyzdį, Jobo pavyzdį. Tai buvo vyrai, kurie patyrė daug kančios. Taigi, broliai, kas mes tokie, kad galėtume teisti, kas nutiks po šio gyvenimo? Broliai, tai priklauso Dievui. Tai nėra metas tau save kaltinti, tu, kuris esi šeimos narys. Tiesiog atiduok savo širdį ir gyvenimą Jėzui Kristui ir pripažink, kad tik jis gali tave išgelbėti, tik jis gali suteikti ramybę, džiaugsmą, kurio tau taip reikia. Amen. Ir tik pabaigai norėčiau užbaigti šį vaizdo įrašą duodama savo patarimą vadovams. Tau, kuris esi bažnyčios vadovas, tau, kuris turi Dievo pašaukimą, noriu pasakyti vieną dalyką, kurį pats dažnai patyriau savo gyvenime. Dievas dažnai užbaigs, jis nutrauks tavo planus, kad padėtų labiausiai stokojantiems. Jėzus pasakojo gerai žinomą gailestingojo samariečio palyginimą, ar ne? Ir jis pasakojo tiesa, kad prie kelio gulėjo sužeistas žmogus ir staiga pro šalį ėjo kunigas, paskui levitas. Nei vienas iš jų nesustojo padėti tam žmogui. Kodėl? Be abejo, tikriausiai todėl, kad jie galbūt vėlavo į pamaldas, į šventyklą, jie turėjo savo religinės pareigas ir nepadėjo tam žmogui, nes galbūt manė, kad tai nėra taip svarbu. Svarbiau yra garbinti Dievą. Ne, broliai, svarbiausia yra mylėti savo artimą kaip save patį. Tai yra viešpaties įsakymas. Ir žinoma, visų pirma, tu mylėsi Dievą, bet aš esu tikras, kad Dievas daug labiau apsidžiaugs, jei sustosi padėti žmogui, o ne tik pasimelsi ar tik pamokslausi. Suprantate, broliai? Turime daryti abu dalykus – garbinti Dievą, bet taip pat padėti savo broliams. Taigi štai jums žinia, neteiskite žmonių, teiskite jų poelgius. Amen. Netgi broliai, kadangi mes čia kalbame apie kunigą, apie jo poelgį, kalbame apie mišias, broliai, mūsų danguje laukia daug staigmenų. Žinote kodėl?
Religija neišgelbėja nė vieno, išgelbėja jūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi. Tai yra atsisakyti savo nuodėmių, atgailauti už savo praeitį ir pradėti eiti su Jėzumi, tai ir atneša išgelbimą. Tai yra malonė, o ne tavo nuopelnai. Tau nereikia atlikti atgailą, tau nereikia bandyti sumokėti ar atlyginti už tai, ką Jėzus padarė už tave ant kryžiaus. Tau tai reikia atiduoti savo širdį ir aš prisimenu vieną dieną, broliai, aš miegojau savo uošvio namuose, leiskite papasakoti, kas nutiko. Aš ten miegojau ir žinote, kai pradedi girdėti triukšmą, šiuo atveju tai buvo televizoriaus triukšmas, tiesa? Jis sklido iš televizoriaus ir tas triukšmas pradėjo skverbtis į mano mintis ir tada aš buvau tarsi tarp miego ir staiga pradėjau girdėti šlovinimo giesmes. Aš pradėjau girdėti tokią nuostabią muziką, tiesa? Dainavo apie Jėzų ir aš pradėjau galvoti, oho, kokia nuostabi šlovinimo giesmė, kokia palaima. Ir aš pradėjau jausti Dievo artumą, broliai. Tas artumas mane užpildė, žinote, kol galiausiai aš pabudau, kai pabudau ir pradėjau žiūrėti televizorių, supratau, kad iš tikrųjų tai buvo katalikų grupė, o ne evangelikų grupė. Broliai, ten aš išmokau dar vieną pamoką. Dievo žmonių yra ir katalikų bažnyčioje, yra Dievo žmonių ir evangelikų bažnyčioje. Kodėl? Nes Dievas nesiribojasi bažnyčios pavadinimu. Aišku, broliai, tiesa yra Biblija. Ir Biblija turi būti skelbiama. Ir aš rekomenduoju jums eiti ten, kur tikrai skelbiamas Biblijos mokymas. Nes Biblija turi būti aukščiau už tradiciją, aukščiau už žmogaus nuomonę. Bet broliai, ten aš dar kartą galėjau suprasti, kad Dievas nesiribojasi niekuo, kas yra žemiška. Dievas žiūri čia, štai, į širdį ir į tikėjimą tik Jėzumi. Amen. Taigi, dabar mes melsimės. Aš nežinau šio pono vardo, bet noriu, kad dabar melstumėtės už jį ir už jo šeimą. Įsivaizduoju, kad tai labai sunkus, labai skausmingas momentas. Ir po vaizdo įrašo pasidalinkite. Po šios maldos aš žinau, kad daug žmonių turi išgirsti žodį, išgirsti šias mintis, kurias čia pasakiau vaizdo įraše. Gerai? Pasimelskime. Viešpatie mano Dieve ir mano Tėve. Pavedu tau, Viešpatie, šio vyro gyvenimą, kuris išgyvena labai sunku gedulo, skausmo ir liūdesio laikotarpį. O Viešpatie, mes nežinome, kokį skausmą jis dabar jaučia, bet tu žinai, nes tu verkei prie Lozoriaus kapo. O Jėzau, tu pasigailėjai labiausiai stokojančių ir aš dabar prašau tavęs, Viešpatie, kad pasigailėtum šio vyro ir jo šeimos, Tėve. Koks skausmas, Viešpatie, dažnai atrodo nepakeliamas, bet jei ne tavo malonė, Viešpatie, mes tikrai neištvertume. Tėve, aš žinau, kad yra žmonių, kurie dabar manęs klauso, kurie taip pat turi minčių norėti atimti savo gyvybę, norėti visko atsisakyti. Pašalink, Viešpatie, šias mintis, Tėve. Padėk mums įveikti visą skausmą, visą kančią. Kiek daug žmonių dabar išgyvena netekti, skausmą, praradimą. Mano Tėve, ir jie nepaprastai kenčia, net nesinori keltis iš lovos. Kartais net nesinori susidurti su gyvenimu. Atrodo, kad gyvenimas prarado tikslą, prarado prasmę. Viešpatie, bet tegu tu pats suteiki naują prasmę šiam žmogui. Dieve, tiek šiam žmogui, tiek visiems, kurie kenčia netekties skausmą. Viešpatie, pasigailėk, o Dieve, atskleisk tiesą, kuri yra Jėzuje Kristuje. Jėzau, įženk į šio vyro ir šios moters širdį, kad jie galėtų dabar priimti šį sprendimą, atgailauti dėl savo nuodėmių ir sudėti savo tikėjimą, savo viltį į Viešpatį. Jėzau, mes tikime, kad tu mirėjai ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Tu praliejai savo kraują dėl mūsų. Tu to nenusipelnėjai, bet tu kentėjai bausmę, kurios mes buvome verti. Visa tai iš meilės, visa tai iš malonės. Ir Jėzau, aš dabar prašau, kad tavo kraujas mus apvalytų, atleistų mums visas nuodėmes. O mano brangusis, mano brangioji, jei tu niekada neatidavėjai savo gyvenimo Jėzui Kristui, jei tu niekada nesigailėjai dėl savo nuodėmių ir niekada to neišsakei maldoje, aš noriu čia pasakyti keletą žodžių, o tu gali pakartoti ten, kur esi. Ir aš tikiu, kad Jėzus tau atleis, jis tave išgelbės ir jis atstatys visą tavo gyvenimą. Amen. Pakartok šios žodžius kartu su manimi. Viešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad negaliu eiti vienas. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir kad dėl savo pasirinkimų dariau blogą tavo akyse. Jėzau, atleisk man už visas mano nuodėmes. Aš tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus dėl manęs.
Tikiu, kad tu praliejai savo kraują, kad atleistum mano nuodėmes. Ir aš taip pat tikiu, kad 3 dieną tu prisikėliai, kad mane išgelbėtum. Ačiū tau, Jėzau, už tavo atleidimą. Aš priimu tai tikėjimu, atsisakau visų šeimos tradicijų, atsisakau visos savo praeities, visko, ką maniau galintis mane išgelbėti. Ir aš dedu savo tikėjimą tik į tave, Viešpatie, nes tik tu mirei už mane ir prisikėliai, kad mane išgelbėtum. Prašau tavęs, Viešpatie, įrašyk mano vardą į gyvenimo knygą ir suteik man savo ramybės, savo džiaugsmo ir atkurk visą mano gyvenimą. Jėzaus vardu aš meldžiuosi ir tau dėkoju. Amen. Šlovė Dievui. O Viešpatie, priimk, Tėve, šią maldą, kurią tavo vaikai meldėsi. Amen. Dabar aš tikiu, mano Dieve, kad tu esi ištikimas ir tu išgirdai kiekvieną maldą. Dabar prašau tavęs, Tėve, tegul šiandienos žinia pasiekia kuo daugiau žmonių, kad vis daugiau ir daugiau žmonių būtų paliesti ir pasiekti. Ir tegul tavo vardas būna pašlovintas visiems visada. Jėzaus vardu aš meldžiuosi ir tau dėkoju. Amen. Šlovė Dievui.